Norėdami pateikti naują krovinį, paspauskite krovinio ženklelį ir pasirinkite komandą Pateikti naują krovinį. Krovinį galima pateikti iš šablono, iš archyvo paspaudus žalią rodyklę arba įrašius duomenis ranka. Įvedant informaciją apie krovinį rankiniu būdu, nurodykite pakrovimo ir iškrovimo punktus. Tai gali būti miestų pavadinimai, pašto indeksai arba mikrofono pagalba įrašyti balso pranešimai su atitinkama informacija. Talinas. Tuomet nurodykite pakrovimo datą, jei būtina, ir laiką. Paspaudę mygtuką ABC, pakrovimo ir iškrovimo punktų pavadinimus galėsite pasirinkti iš siūlomo sąrašo. Dabar pasirinkite krovinio tipą. Jūs galite keisti krovinio parametrus, naudodami lankiklį. Toliau nurodykite kėbulo tipą ir pakrovimo tipą. Jei būtina, nurodykite papildomą informaciją, kainą ir apmokėjimo būdą. Jei pranešimą apie tinkantį transportą norite gauti elektroniniu laišku arba SMS žinute, uždėkite atitinkamą varnelę. Norėdami išsaugoti pateikiamą krovinį kaip šabloną, uždėkite varnelę ir įrašykite šablono pavadinimą. Paspauskite Pateikti. Jūsų pasiūlymas pateko į sistemą. Jei norite peržiūrėti visus pateiktus pasiūlymus, eikite į skyrių Mano pasiūlymai. Kilus klausimams dėl darbo tinklalapyje, kreipkitės tinklapio apačioje nurodytais kontaktais.